ir sudygo ir paaugo mūsų daigai, kuriuos pats laikas persodinti. Buvo galima persodinti jau ir porą trejetą dienų anksčiau, tačiau taip laikas susiklosti. Aplamai pomidorų daigai persodinami jau tada, kai jie išleidžia visą pilną tikrą lapelį. Taigi, mes buvom pasodinę į šiltnamiuką ir dabar prašau, jau mes turim tokį gražų daigą su tokiom gražiom šaknim. Kad persodinti daigus reikalingi vazonėliai. Vazonėliai gali būti tiek, kiek jūs turite vietos. Vazonėliai gali būti nuo 12 pradedant, baigiant čia 9,5, 10. Nereikėtų į labai mažiukus sodinti, nes vis tik šaknų sistema jų būna gana stipri, todėl jiem gali pritrūkti vietos. Taigi ir pradėsim persodinti. Reikalingas mums substratas. Kodėl reikalingas substratas? Geriausiai sodinti į paruoštą substratą, kuris yra nukenksmintas nuo ligų, nuo kenkėjų. Jeigu jūs naudosite daržo žemę, jūs niekada nežinosite, kokią galite užnešti ligą ir prasideda ir juodoji kojelė, ir visokios kitokios ligos ir galite netekti daigų. Substratą galite naudoti įvairių. Galite naudoti tiesiog natūralų substratą, galite naudoti paruoštą su biohumusu substratą, galite naudoti štai augalinį gruntą, kuris yra paruoštas su organinėmis medžiagomis ir visiškai, kaip sakyti, pilnai paruoštas. Tačiau nepamirškite, kad visada reikia prieš sodinimą atidaryti anksčiau ir sumaišyti, išpurenti. Transportuojant vis tiek juk būna susigulėję maišai, turi išsivedinti žemę. Čia yra substratas pilnai paruoštas, tačiau jeigu jūs sodinsite į kitokią žemę, galite panaudoti vermikulitą arba agroperlitą. Nepaprastai svarbu daigams yra oras. Jeigu neprieis oras prie šaknų, jeigu žemė bus supuolus, kas dažniausiai būna pasodinusi daržo žemę, augalai tiesiog negalės pasisavinti visų maisto medžiagų ir jie pradės dusti ir blogai augti. Taigi mes turim paruošę, išgarinę žemelę iš anksto. Štai, jeigu naudosite vis tik tai daržo žemę, turite pridėti durpių ir turite nukenksminti. Nukenksminti žmonės daro orkaitėse, bet ar jums to reikia, kai yra pilnai paruošto žemės? Žinoma, kiekviena mes turime namuose panaudotų vazonėlių. Galime ir panaudotus naudoti toliau, tačiau būtina juos išplauti ir gerai dezinfekuoti. Tada paimame paruoštą mūsų žemę, dalinai užpildome, truputėlį įstrižai ir imame daigą. Daigą imame lengvai paspaudome ir tarp pirštų krestelime. Daigą guldome. Guldome šiek tiek įstrižai, todėl kad daigas yra aukštas, o jį galime užberti žemėmis iki skilčialapių. Iki skilčialapių. Jeigu mes statmenai pastatysim, užbersim, gali blogai kvėpuoti ir tada gali žūti daigas. O kada užberėme įstrižai paguldę, šiek tiek jisai šone būna, bet jis atsistos taip, kaip jam reikės. Ir mes turime truputėlį, labai lengvai paspaudžiame. Žemė susės pati, kada mes palaistysime. Štai mes turim jau pasodintą vieną gražuolį. Kartais turime seną sėklą namuose, o beveik kiekvieną turime atsargų. Ir galvodami, kad gal nesudygs, gal kaip pasėjam ne po vieną sėklelę. Ir štai mums išdygo 2 daigai. Išdygo 2 daigai. Nesodinkime tų 2,
ir nekrapštykime jų atskirai, negadinkime šaknų sistemos. Būkim negailestingos, kad šitas gerai vystytųsi, šitą nukerpame. Iškyla visada problema, kur daigus dėti, kaip juos toliau, kad neužsiterštų palangės, paprastai auginam ant palangių. Turime labai gražius padėklus. Vieni yra tokie, sakyčiau, daugiau vienkartiniai, kiti yra labai tvirti padėklai, sustiprinti. Ir štai, prašau, mes susidedame į tokius padėklus. Daigelis su gerai išsivyščiusiom šaknim, bet jeigu jūs sodinote ne į tokį šiltnamiuką, jeigu jūs sodinote į bendrą plotą, jums paprastai būtų šita ilga tokia šaknis, kurią reikėtų sodinant pritrumpinti. Ir svarbiausia jau tada žiūrėkite, kad neužsilenktų ta šaknis. Dar yra sodinimo būdas, kada padaroma skylutė, kad ir tuo pačiu turimu. Bet visada yra pavojus, kad jūs užlenksite šitas šakneles šitaip įsodinę. Ir jau augalas tada blogai vystysis. Todėl visada yra geriausia sodinti, kaip aš rodžiau, truputėlį įstrižai. Ir vis tik tai geriausiai yra sodinti, kada kiekvienas daigas turi savo atskirą šaknų sistemą. Daigai, kaip matot, yra truputėlį pratysę. Ir dar yra vienas požymis, kad jie yra truputėlį trūksta fosforo, nes jau pradėjo tokia alyvinė lapų apačia darytis. Todėl persodinus augalus, jeigu mes sodiname atskirai išrautus augalus, tai mes juos galime tręšti maždaug po 7 dienų, po 10. Pasodinus taip, kai mes visiškai nerdom šaknų sistemos, mes galim jau po kokio 3 dienų juos patręšti, lengvai patręšti. Dabar tręšimui mes galime naudoti labai geras preparatas, yra Baltijos auksas. Naujas preparatas, įvairių įpakavimų yra. Visada rasite dozavimą parašytą. Taigi, Baltijos auksas padės augalam įveikti stresą, kuriuos pastatysit vis tiek ant šaltos palangės. Jie yra persodinti į naują terpę ir pagerina net vaisių kokybę, pagerina galų gale žiedinių pumpurų susidarimą. Galima purkšti jais, galima laistyti. Dozuotę rasite kitoj pusėje ir iš pat pradžių siūlau tai padaryti. Pavyzdžiui, kadangi mes šiandien turime nedaug, tai taipogi, pamiršau pasakyti, kad taipogi tinka daigų mirkymui, prieš sėją, sėklų mirkymui. Viskam yra labai tinkama trąša. Taigi, va, šita mažytė piliulytė yra 300 gramų. Kadangi mes turime čia nepilną 200 gramų, mes nepilną piliulę ir supilsime. Šiandien mes laistome. Tačiau, kaip sakiau, pilnai galima ir purkšti augalus. Kodėl siūlau tuos padėklus naudoti? Vienas dalykas, kad jūs neužteršit palangės, kitas dalykas, nėra patogesnio laistymo būdo. Pripylėme vandenuko, augalai atsigėrė ir matom, jeigu jau per 20 minučių nesugėrė, reiškia, per daug jiem buvo, tačiau įprasite ir žinosite maždaug kiek sugeria ir tada, jeigu pilnai sugeria, gali truputėlį papildyti. Kad padėklą dėti ant palangės, nepamirškite, kad palangės, kad ir kokie geri jūsų langai būtų, palangės vis tiek yra šaltos. Tai aš sakyčiau, kad nepatingėkite kartono padėti. Popierius labai geras
šalčio izoliatorius ir jums tiesiog geriau vystysi šaknų sistema. Kaip matote, susigėrė vanduo, truputėlį nusėdo tiek, kiek reikia substratas. Nepamirškite, kad ateity, kai daigas paaugs, čia jūs turite dar pilnai vietos, dar galite užberti žemę ir dar jis išleis pridėtinės šaknis. Taigi dar kartą sustiprinsite tą šaknų sistemą. Kuo didesnė šaknų sistema, tuo stipresnis daigas, tuo geresnis derlius.